Tai laba diena! Gerą dieną! Ramūnai! Labą dieną. Už mūsų, nežinau, ar matos, važiuoju didelį mašiną. Smėlę. Smėlę, man atrodo, dabar atveš. Šiaip atveš visko daug. Bet prieš tai reikia apžvelgti darbus, kuriuos atlikome praėjusią savaitę. Baigėme paruošiamuosius darbus teritorijoje, kurioje įrengsime įvažiavimą į sklypą. Ramūnui buvo labai smalsu, kas slepiasi po namo grindimis. Tad prapjovėme ir pažiūrėjome. Na, o kitą dieną oras buvo labai neprognozuojamas. Todėl nusprendėme keltis į namo vidų ir išardyti bent vieną krosnį. Išardėme ir tuo labai džiaugiamės. O dabar keliamės į naują seriją ir žiūrime, kokie kalnai čia atsirado. Žodžiu, yra problema tokia, kad pas mūsų čia dar yra, taip atrodo sausa, bet yra šiek tiek drėgna, o mašinas yra 40 tonų. Tai tikimės, kad jokių čiūdų nebus. Ramūns, jeigu lentų, sako, padėtumėm po ratais. Sako, nepadės. O ir jau. Nu, gal čia ir pils, nežinau. Kraipo galvą, nereiškia nieko gero. O ne. Viskas kasasi. Šakės. Vėliau su Ramūnu pajuokavom, kad greičiausiai vairuotojo mintys buvo tokios. Nu, Vadimai, papasakok. Man dabar, kaip aš turiu išvažiuoti. Tu pasakysi, visi važiuoji, visi išvažiuoji. Kiek tau buvo kartų sakyta? Nesiūs, pažiūrėk, koks čia kelias, kas čia davulai. Kaip reikia šiai išvažiuoti, žmogau? Tavo kukurūzų laukuose. Paskutinį kartą čia mane nusiuntė, supratai, paskutinį kartą. Ramūnas rodo išeiti. Nueinam. Miškai atsitraukti gal reikia? Nesekanti, kaip atveš kažkur prie gatvės ir tada... Bam! Kas tavo pasi? Oi, neišvažiuoja. Nu, jėga! Turiu. Na, dabar einam biškį apsikasti, nes į kelią išbėga, o čia prakas. Kas dabar mūsų laukia, Ramūnai? Turim susirasti transportą, kuris nustums nuo kelio. Šiek tiek, nes čia išsikiša, ta prasme, mašina tiesiog neįvažiuoja, per minkštą yra. Na, aišku, jis sakė, yra matęs dar ne tokių vietų. Su 30 metų patirtim, bet ką? Keliaujam ieškoti darbininkų. Ir jeigu rasim, tai bus labai gerai, bet čia atrodo tiek nedaug jo. Tai žvyra bus per pus daugiau. 2 kartus, du po tiek. Suderinom, atvažiuos mums čia nuo kelio, nustumdys viską. Kad nebūtumėm įsiveržę į kitą teritoriją, į kelią teritoriją. Ta prasme, tiek vat reikia nustumti, o visa kita čia pilsis, ane? O dabar, sakė, Ramūnas man yra darbą paruošęs. Šiaip lauke šiandien saulytė šviečia, gražus oras, ne, bet biški vėsoka. +5. +5 tik tais. Bet tai gerai, man. Jeigu intensyviai dirbsim, tai toksai oras labai... Dar apie spalius čia kažkada galvojom, šnekėjom su Ramūnu. Tai buvo žmonių, kurie rašė, kad yra tai patyrę, irgi darė ir ten ir prie +20, ir prie +28, tai Užjaučiu. užuojautą. Ir, čia nežinau, čia ne darbas, čia tik darbas. Norėjau paklausti. Taip. Klausiam. Oi, kaip čia gražu viskas. Kodėl žaliapjos nenaudoji? Aš buvau, žinok, pagalvojusi. Bet? O žinai, kai veikianti yra? A, tu jau buvai pajungęs? Taip. Tai eisim, ką nors papjauti. Gerai, tai išsivežam ir eisim pajungti, ne?
Super. Nu va ir pjauna, kaip netikėta. Matau, kad praktikas jau turėjai prieš tai. Jau turėjau. Šiaip man žolė apskritai patinka pjauti, tai va čia atrodo viskas taip, o visur kitur taip. Aš bėgau pragrėbti, nes aš bijau, kad vielos gabaliukai čia bus, kur tu pjauni. Jo, nes ta spygliuota viela labai daug kur gabaliukais ištrupėjo, nes nėra labai surudėjusi. Na tai žodžiu, sakiau dar praeitą kartą praėjusiam video, kad reikia pirkti kažkokios technikas. Yra. Nepirkom, čia buvo, ir tiesiog... Kiek reikės geleštės po šmirgelių pakišti. Jo, reikės su geleštėm biškį padirbti, bet pjaun, viskas gerai. Aerostar. Nežinau, kelintų čia metų, nežinau kaip čia kas čia, bet fainiai. Ir... Nu va, mūsų vėja yra super prižiūrėta. Šiaip mes, kai kalbam su Ramūnu, mes nelabai čia šito, būtent nesvarbu, koks čia nam stovės, nesvarbu, kas čia kaip čia, bet, na, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju čia to golfo aikštyną. Tai pas mūsų prie eglių grybai auga. Anoj pusėje daug samanų yra, nu, rūgštesnis, gal dirvožėmis yra, nežinau. Čia atrodo, kad žolinuks. Kas toliau? Kas pjauni toliau? Tai, kol aš pjaunu žolę, galima šiek tiek pakalbėti apie finansus. Pasitarę su Ramūnu, nusprendėme, kad visas išlaidas būtų geriausia sumuoti. Puikiai sekasi! Tai pirmoji mūsų išlaida, žinoma, kad buvo sodybos įsigijimo. Sodyba ir dokumentų tvarkymas mums kainavo apie 12 000. Taip pat įsigijome šiek tiek įrankių, kuriems per visą šį laikotarpį išleidome apie 650 €. Nusipirkome ir keletą sodui reikalingų įrankių, kurių bendra suma šiuo metu siekia 170 €. Na ir 1190 išleidome prekiams ir paslaugoms, kurių kategorizuoti nelabai išeitų. Šią sumą sudaro elektriko paslaugos, atliekų išvežimas į sąvartyną bei kitos smulkmenos. Tai šiuo metu esame išleidę šiek tiek daugiau nei 14 000. Tikrai kažką pamiršau pridėti, tai jeigu prisiminsiu, pridėsiu vėliau. Na, o visas savo išlaidas planuojame pliusuoti toliau ir žiūrėsime, kas gausis. Aišku, gal profesionalų žolės pjovėjai tik nedaryti kaip mes, bet... Sukamės iš padėties. Ramūnas šiek tiek perėmė kitus kampus pašlifuoti. Ir, nu nežinau, skirtumas, matosi, aišku, čia dabar jokio grožio nėra, nes dar reiktų viską gerai išsigriebti, nes daug šitų pernykštės ar neaišku, kiek čia laiką yra nepjauta. Tai žodžiu, apetitas kyla bevalgant. Ir negalim sustoti, sakėm, tik tai pakraščiuką susitvarkysim, o dabar jau prašau. Geras, nu tikrai negalvoju, kad šiandien žolę pjausim, nes kaip ir žadėjom, nu, oras nėra pats geriausias, bet gal tokiam darbui labai smagus, nes vis tiek šito žaliapių nėra savaeigiai, ją turiu stumdyti, tai kai stumdai yra visai šilta. Ir... Labai išmetus namelį. Ne, tai jaučiau, neužilgo tvarys, tai pradėsim ir... Padėti iškrauti visą žvyrą, man reikės. Vis padėti. Jo priekabą išsiveršti, žiauriai padėti. Pastovėti nebent. Pavadovauti. Tai, kad čia nėra ką vadovauti, mes iš pradžių galvojam, kad čia, kur turim tą nepanaudotą teritoriją, į tą viską supilsim. Bet automobilis neįvažiuoja. Nu, koks ten automobilis? Sunkvežimis. Man atrodo, pas mūsų tvara. Nu tai ką? Gausim dar šiek tiek. Bet čia toks jų darbs neprognozuojams. Nežinai, kur nuvažiuosi, nežinai, kokį... Kur vadims tave nusivaus. Tai iš čia pila. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite. Tu dabar lipsi ten į viršų ir iškrapštysi anuos. Ai, kasiliuką, ne? Nebereikės ant keliuką, labai super. Nu tai va, turim dar vieną krūvą. Ir dar tokia pačia rytoj, prie akmenukų. Gal nueit tą žaidimą Kalno karalius kaip... O koks čia per žaidimas? Tai užsilepia ant kalną ir priešam neleidžia užlipti, saugai mėlyną. Tai kad mes ne priešai esam. Žinau, čia net nėra jokios abejonės, kad tu mane greitai nuverstum. Tai nežinau, ką darom. Nori baigti? Ne, dar Jezu, dar anksti yra jaučiu. Galvoju, dar eiti žolę pjauti. Oi, va taip va. Tai tęsiam kitą temą. Statėm, čia kalėm tos koliukus, kalėm. Čia jau nežinau, jau kiek kartų keitėm tą vietą. Nusipirkom mes brezentą. Mums čia jų vis tiek reikės ne vieną ir ne dviejų. Ir nusipirkom būtent tokį, koks bus namelio dydis. 4x6. Ir dabar ant jo bandysim kažkaip išsimatuoti. Pasižiūrėti, kaip tas namelis atrodys apskritai. Kokią dydžią, nes mes čia matuojam ir ta prasme tie kampai, tie koliukai, jie labai greitai pabėga. O, geras pasiūlymas, kad droną naudoti, ar ne? Jo, manau, kad tai yra ateities pirkinys mums. Ir čia iškart pasakau, čia buvo Ramūno mintis. Darom tualetą. Projektuotojai 2. Ar aš jau skaitaus kaip tas... Kaip jie? Grafiti? Grafiti. Gerai. Duris. Atsidaro ir žengiam į vidų. Bet atsidaro į lauką ar į vidų? Į lauką. Bet čia negalim piešti. Bet čia durų, kad žinotume. Tada mums iš lovas reikėtų dar matyti ąžuolą. Esam prigalvoję tokių dalykų, kad vietoj atidaromų langų ir, nu, ta prasme, kad ir neatidaromi, bet su rėmais, galvojom tiesiog dėti stiklo paketus. Ne patys taip sugalvojom, o gavom tokią rekomendaciją iš profesionalų. Atsigulk, Ramūnai. Kaip? Nu, manau, kad kažkur biškį pabėga porą centimetrų, žinok. Žaisk, ne? Gerai, tai dabar turim išsidėlioti ir langus. Čia labai gražiai iš tos pusės matytumėm ir ąžuolą, ir pievą. Toliau einant, čia pro langą taip pat matytus upelis, vingis. Tai žodžiu, tai nusibraižėm. Dabar paliekam taip. Pasigalvojam per naktį apie vietą ir rytoj tampysim ir ieškosim tinkamas vietas, ane? Tai galimai bus link čia ir link čia. Nu tai ir viskas tada. Tai biškį apsipjojom žolę šiandien, sulaukėm žvyrą smėlę, pradėjom daryti namelę formatą pagal Ramūną,
kas, aš manau, yra iš tikrųjų genialu. Dar reikia pasiskaičiuoti, kiek reikės mums įvairiausių medžiagų namelio pamatams po truputį jau. Klausimas, Ramūnai, mes jokios patirties tame neturime, ne? Nelabai. Nelabai jo. Bet kokius sprendimus priimsim dėl statybų, papasakosim vėliau, kai viską susidėliuosim į vietas. Bet kitas klausimas yra iš tos pusės, ar negeriau kažką samdyti, kad kažkas tau pastatytų, be klaidų, tarkim, ne? Ar geriau pačiam daryti ir klysti? Iš klaidų mokomės. Jo. Tai Čia yra mažas namelis, čia nėra daug kur suklysti. Ir mes labai daug greičiausiai sužinosim jau pačią namą statyboms, į ką dėmesį atkreipti ir taip toliau. Tai šiandien su ta gražia nata ir pabaigiam. Iki pasimatymų. Taip, pritarė vėl tam. Jo, vėl jos pritarė. Nu tai sustiksim kitą dieną. The next day. Lembas, seniukai, biškiai šoną pavažiuotų. Einu pavadovauti. Gausi lipti iškabėti vėl. Žinok, aš tau šieną daug pripurčiau į mašiną. Gerai. Na, čiort, kodėl? O ką dėl Dolomito sakė? Ne jis atveš. Ai, ne jis, ne? Ne, kitas žmogus. Mažesnė mašina. Antinai skraida. Antinai. Jo. Ar jis pats pravažiuos? Jis tai pravažiuos, bet... Tai dabar nufilmuosiu jį. Nufilmuosiu kaip lek. O tu... Greičiau laikas eina. Į mašiną purta. Paskui man sako, kodėl mašiną purtaisi. Dėl kameras. Dėl gerą vaizdelę. Ir nebandai išsikrauti dabar, rizikuoju. Plaktukų pasirinkimą turim iš 4. Turim 2 tokius. Nu jau to nelabai naudočiaus. Šiaip aš kaip tik ir tuo naudočiaus vietoj. A ne? Nu gerai. Nes tie yra vienam ištraukti. Aha, o tie yra nuskaldyti, ne? O tie yra Sara Mara Ruriko laikų. Ir... truputį. Ai, kad nelikto, ne? Kad gražiai susidėtų. Ant žemės tegu krenta, paskui išmesim ir tokia plytelė į vieną vietikę. Paskui turim ir didesnių. Kur tos didesnės? Nu, tarkim. Ta yra didesnė. Jo, ta didesnė. Į kitą vietą. Aha. Bet matai, kaip didesnė. Jo, labai skiriasi. Paskui bus ir šamuotinė plyta. Tai jos sužymėjimu. Jeigu pamatysi sužymėjimu, biškai atidėk į šūną. Ir čia dėk tik sveikas. Ja, aš suprantu esmę ir darbo eigą. Nu, dabar jau nežinau, jau po šiandien galėsi sakyti, kad turiu darbo patirties. Turi. Į CV galėsi įsirašyti. Negalėsi meluoti, daugiau sakyti. 2 metai. 2 metai patirtis kaldant nuo plytų Molį. molį. Tu moku dirbti su Zeimeriu. Oi, daug. Tai das tu primeluoti gali daug. Valdau šitą perforatorių. Tobulai. Gimiau su suktuku rankoje. Gerai, einam arbatas ir einam dirbti. Gerai, nebesvaikstam ir einam. Jo. Nu ką, dar viena mašina atvažiavo su
iškrovimo. Jau išartas laukas. Nek to. O va šitas tai jau išvažiuoja. Viskas. Aš galvoju, kad gal reiktų daugiau pasimti. Nu, čia labai gerai, vyra. Ką? Bus gerai. Ta prasme, sakai, užteks tiek? Ne, dar tiek pat. Dar tiek pat, ne, ir tikrai užteks. Nu, gal ne, tikrai. Nu, užteks tada. O kaip tas kalda atrodo, gerai? Gerai. Tai dar pusę valandos prie plytų padirbam. Kasininkas dar apskritai. Ta prasme, ai, išdavimas. Išdavimas. Purvinas. Šiek tiek dirbti. O, vaikeli. Nemačiau net pati, kaip aš atrodau. Nu jau. Nu, aš tik nuo rankų. Na, ko padarys? Ką? Simba. Simba? Simba. Tyčias Ramūns kartais iš manęs. Nu tai pajudėjo, čia jau kaip sakant. Išsinešėm tiek. Va tiek valiuką. Nu yra čia pusiuks, ne, koksai. Daugiau negu pusę padarėm. Jo, išdaužiau. Ramūns daugiau nei pusę išvežiau. Duok pitačioką. Palauk. Ir... Kokia paaišina? Tai... Ne, tai dabar aš striką nusimu. Duok Simba, tave irgi padarys. Simba. Tai jo. Tai dabar einam, pavalysim, kur Ramūnas viską krauna. Ir ką yra primestas. Tai tu eik ratuką, o aš einu su karačiu. Gerai. Nieką neversi manęs krauti. Ne. Dėl to aš klausiu dėl pirštinių, žinai. Esi žiūrovas dabar. Ai, žiūrovas dabar tau. Nu gerai, tai mes einam iš tos pusės. O Ramūnas atvaro iš kitos. Visas plytas deda į viralinę. Čia kraunu bokštelį. Oi, kaip gražiai. Taip. Ramūnai. Gražiai? Labai gražiai. Čia galės būti tavo. Sostas. Ateisiu čia pagalvoti. Gerai, paaiškins, kodėl čia deda. Jo, paaiškinu. Galėjau dėti bet kur. Taip, visiškai Bet teisingai. čia šalia yra pečius, irgi tokios pat būklės. Jo, irgi. Tai sakau, jeigu to nors ir nebūtų namelė, Aha. jau plytas stovėtų gražiai tiesiog. Nu, Jo. nes jis neamžinas tikrai yra. Viskas yra, čia plytas sunešim, dar antrą krosnį nusigrausim, tai čia tų plytų bus labai daug. Tai tu eik į lauką parodyk, o aš iškraunu šitos. Ką parodyti? Tiesiog apsireng, gal eisim apsižvalgyti. Tai neapsižvalgyti, reik važiuoti, ieškoti pažinčių. Reik susirasti, kas, kas. Tai einam, pažiūrėsim, koks šitas keliukas bus. Kaip tas dolomitas atrodo. Nu į va. Dolomitas. Ai, biški juokiamės. Nu, nežinom, kaip pažymėti daugiau. Tai taip, dabar pažymėti. Mes čia nepaliksim, taip. Kas, jeigu ką. Bet dabar važiuojam paieškoti, gal kažkas pagelbės. Nes čia, nu tikrai, vidury kelio negalima tai palikti. Oi. Viskas yra profesionalu pas mūsų. Mūsų saugumas jų rankose. Šaizė vyrai. Kobros vyrai dirba visą parą. Du bepročiai sėda į mašiną. Ir dar du bepročiai su maisto statybom užsiimti. Gerai, čia reikia apsisukti vėl. Apsisukom, važiuojam atgal. Tai kame čia bairis dabar? Tau reikia pasitaisyti savo vėliavą. Gerai, lipne juosta. Ne, gerai, mano yra. Oi! Tai tokia maža mūsų beprotystė ir užbaigime šiandienos seriją. Tikimės, kad patiko. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim po savaitės. Iki!